Labą dieną. Sveiki. Čia mes su ponu dėdė Arvidu. Oi, dėdė, senvina čia. Ponas dėdė. Išvykom atostogų prie, juokauju, prie Maksimos. Važiuojam stovyklaut vieną dieną ir... Ne, dar kol kas nerodom dabar. Ne, tai parodysim, ką turim, kai iškraudinėsim. Kai iškraudinėsim, dabar keliaujam. Prie kokio ežero važiuojam? Gilužė. Ne. Aš pavadinimo nepažiūrėjau. Sasarties. Ar Sesarties? Sasarties. Šiaip būsim tarp dviejų ežerų. No. Ir kurio pavadinimą pasakyti. Klausimas, ar apačioje esančio ar viršui? Sasarties. Arčiau Sasarties būsim. Jame maudysimės. Atkeliavom. O. Kažkada matyta vieta turėtų būti. Nuorodą apie tai įdėsiu apačion. O dabar bandysim... Pasidėti namus pasistatyti. Taip. Štai jau vienas namas, antras namas, žiūrėsim, kas čia gausis. Priklausys, ar miegosim po atvirų dangum? Jo, šiaip nieko ir po atvirų būtų. Taigi aš miegau, kaip kaubojai. Iš birželio 9 į 10 miegau po atvirų dangum. Nu va. Nu, pagulėjau truputį, paskui išvarė. Nu. Gerai, einam statyti. Štai jau nameliai pastatyti. Beliko tik susikrauti daiktus, o paskui pradėsim poilsį gamtoje. Stovyklausim. Futbolą žaisim. Juokauju. Nersim į ežeriuką. Žiūrėkit, kaip čia nuostabu. Pataikėm labai tokį neblogą orą, sakyčiau. Nes ne per daug karšta, lietaus nėra, vakar nulijo totaliai, o šiandien kaip ir viskas puiku. Beveik viskas padaryta. Palapinės nameliai mūsų jau paruošti. Arvidas dar ten kažką daro. Tai va, vienu žodžiu atvykom į nuostabų gamtos kampelį, šiek tiek atitrūkti nuo to miesto, nes kai tu būni gamtoje, atrodo, tu būni arčiau savęs. Tu gali labiau girdėti savo mintis ir taip toliau ir pailsėti nuo to skubėjimo, nuo to bėgimo, nuo parduotuvių, nuo rūpesčių ir taip toliau. Tiesiog atvažiuoji į gamtos kampelį, kažkur prie ežero ir pasikrauni. Tai va, atvykom vienai dienai. Manau, vienos dienos pakanka šiek tiek pasikraut, atitrūkt ir gerai. O šiaip tai, ką, kai netoli turim Širvintas, tai užtenka nuvažiuoti iki Širvintų. Na ką ten ponas Arvidas daro, einam pažiūrėsim. Einam pažiūrėsim, ką jis čia daro, ką jis čia sugalvojo. Žiūrėk, ką gavom. Banglentininkas kipo būsi. Galimai. Tai va, papasakosiu tokią istoriją. Prieš metus maždaug su šeima buvom prie Trakų. Ir ten mačiau vienas vyras plaukiojo su tokiu dalyku ir galvojau, kaip norėčiau ir aš išbandyti. Ir galvojau, kitą vasarą ateis būtinai išbandysiu. Ir vat atėjo kitą vasarą. Jeigu kažkaip buvau visai pamiršęs šitą dalyką, bet čia atvažiavus, žiūrim, kad galėsim pabandyti. O tu, Arvidai, bandęs tokį dalyką?
Aš daug kartų matęs. Matęs. Jo. Čia parašyta iki kiek pūsti. Man atrodo, reikia ten iki kažkokio skaičiaus pūsti. Tai va ten ir pažiūrėsim, kiek atmosferų. No. Gerai, einu padėti ir aš papūsiu, gal reiks padėti. Saulė, vynas ir merginos. Oba, labą dieną. Sveiki atvykę į mano karalystę. Aišku, čia reikia užsisekti naudų. Anąkart, kai buvau, tai biški su uodais turėjau reikalų. Bet šis iki gal ir geresnė situacija bus, manau. Tai va, tai tokia mano karalystė. Nu ką, keliaujam? Keliaujam. Irklentė paruošta. Ir bus pirmieji išbandymai. Kamerikė paruošta. Šantažas. Žiūrėkit, koks vanduo, kaip viskas gražiai. Vėjelio nulis. Viskas tiesiog taip kaip mum paruošta. Nu dabar. Kol kas mums pavyko abiem pabūt ant kelių. Oi, pala, per daug priveržiu. Reiks pjaut koją, bus nesmagu. Ok. Patirtis pas mus lygi nuliui. Kas čia dabar gausis? Irgi neaišku. Lipki vandenį. Bus patogiau į vandenį, jeigu lipsi. Keturiom. Nu. Aš kaip sakant, aš tas variantas, kur prieš pradėdamas vaikščioti bėgu. Ant kelių! Mes nežiūrėjom kitos, kaip jie stojasi. Nu, Arvydas bando pirmąjį atsistojimą daryti. Vienas. Visą dieną mokysimės atsistoti. Nežinau, ar jūs girdit, bet Arvydas sako, kad visą dieną mokinsimės atsistoti. Visai galimas variantas. Antras bandymas. Pavyko! Yes! Žiūrėkit, jau Arvydas. Jo, vadinasi, daro kaip ir mūsų. Nu ką? Nebandžiau. Sekantis numeris 2 yra Audrius. Dėdė ponas Audrius. Dėdė ponas varlinukė mokosi. Į plačiuosius vandenis plauks po to. O, ir po truputį čiuoš. Yes. Nufilmavai? Tai aišku. Gerai.
burn. Disco Inferno burn. Po šalto vandens. Pasišildymas. Jo. Nu, jau po 9. Tai šios dienos antrasis, kaip čia pavadinti? Antrasis lygis. Pirmas lygis irklentė, antras lygis maistas. Dar pirmas yra atvykimas. Jau biški toks alkis jaučiasi. Lasdelas reikia kažkur surasti. Nu, paskui pavalgysim, žiūrėsim, gal dar po to į ežerą įlysim. Tamsoj. Arvidas, kiek žinau, šviestuvą pasiėmė naktį filmuoti. Šviestuvą nefilmuosim, tai jau aš ir unboxinau. Jau viskas, aš jau išėmęs. Nu tai va, panaudosim. Tai va, maistas paruoštas ten stovi. Ką šiandien valgysim? Parodyk, koks maistas. Einam pažiūrėti. Da net neišimtas. Einam pažiūrėti. Da net neišimtas. Šiandienos vakarieniai mums reikės. Pala, mes ne viską išnėmė, ne? Nu ten vaisiai yra. Daržovės. Nu. Kas valgo šašlykus su vaisiais? Atidengt reikia šitą į kitą pusę. Aha. Arba į kitą pusę. Į kitą reiškis. Taip, ką čia turim? Viščiokų sparnų ir viščiokų... Irgi kažką. Kažkokia plona mėsa. Aha. Nu ir viskas, o toliau ten vanduo, kas jau beveik. Nu, ne per gražiausias paserviravimas, bet turės sueit. Bet sueis. Jo. Birutės nusipirkom. Vandens turim. Nu ir gerai. Ir normaliai. Vėjo nėra, ramybė, dangus šviesus kol kas. Vanduo ramus. Beliko tik tais pašildyt maistą, pavalgyt. Stalas beveik paruoštas, juodas gėrimas, šviesus birutė ir juodas kola. Nu ir sparneliai, kečupas, duonikė, pomidoriukai, agurkai, ten dar kepa svoguniukai. Arba dega, arba kepa. Nu va, svoguniukai su paprikėlėm. Užkirsim dabar. Skanaus? Nu, skanaus ir tavo, Audriau. Thank you. Gerai padirbėjai. Nu ir kaip maistas tau? Ne taip ir daug pridegė, kaip ir galvau. Tai kaip galvau, kad bus. Jo, skaniai visai čia suėjo. Sparneliai skanus. Kaip sakant, visada man kai visada keptos paprikos labai patinka. Jų šiaip buvo daugiau, bet tai mūsų patirtis dabar mums leidžia suprast, kad daržovės reikia kepti atskirai. Ir turbūt geriau ant iešmelių. Ir su galva turi į priekį žiūrėti. Ne? Taigi dar gavdruk panaudos. Eik tu kai greitai! Šitas pasivertė žemyn. Vienu žodžiu, štai kokius filmus mes žiūrime, būdami gamtoj. Namų vaizdelis. O, pleptelėjo. Karpis. Okay. O, dabar jau link teisingo stovėjimų prasidėjo tik tais. Jau viskas, aš jaučiu, kad viso gero. Kažkur vienas geras buvo, kur aš toliau plepšinaus. Nu, varom padarysim kažką. Varom maudytis. Beprotiško. Pirmas naktinis įsimaudymas 11 valandų. Ne, 23. Čia jau apšvietimas blogas. Nu. O, šešėlis man šiek tiek. Ne, joką. Davai. Ok, keliauk pamažu jo. Labas. Sveiks. Ko nesimauda? Tai aš ką tik išlipau. Žinai, kiek valandų? Man sakė paklaust, kiek valandų.
11:30. Neatrodo. 11:30, įsivaizduoju, taip šviesu dar. Diena praėjo, jau atėjau į savo namelį, palapinę. Tyli naktis ir bunda ryta. Saulės spinduliai. Ten Arvydas savo namelyje kažkur tais ruošiasi jau irgi miegot. Tai va, tai šiandien jau sakysiu labanakt, susitiksime ryte. Arvydas jau plaukioja su savo laivu. Labas rytas. Žiūrėk, koks oras ryte. Grynas oras. Viskas uždaryta automobilį, nenorėjau tavęs žadinti. Labas Noriu rytas. ką nors veikt. Labas rytas. Labas A kas rytas. ten automobilį? Kameras visą. Ai, reikia. Gitarą. Supratau. Tai jau paplaukiai su akiniais. Ne, tai užsidėjau, kad tau geriau. A, Čia kaip raudonkepuraitės. papusryčiavom, pažaidėm aliasą, ne? Naują. Allies, jo. Ne, tai fiziškai jis gal ir naujas, nes senas sugadinom. Aha, Nemėgstu reklamų užsiimti, kol kas buvo ta akcija žaislam, tai aha. kaip tik paimti žaidimą. Nu jo, mėgstam tą alias palošti. O dabar šausim vieną. Paplaukėjom dar šiandien su šito, dabar. Dabar šausim vieną žalę. Ką reiškia? Šausim vieną žalę. Nu, šaus? Žiūrim, visus. Ten biški reik paspaust. Aha. Biški paskrydo. Oro balionas. Biški šovė. Užbaigiam šiandieninį vlogą, kuris truko beveik 2 dienas. Šiandieninį. Kaip tau mūsų kelionė? Labai patiko Buenos Aires. Buenos Aires. Niekad nebuvau, tai dabar visai nieko buvo. Tai va, tai aš tikiuosi, kad ir žiūrovam patiko. Paplūdimiai aukščiausios frazė. Prabos. Aukščiausios prabos paplūdimiai. Aš tai dar Širvintų pliaže nusimaudžiau. Musė. Ar čia kas? Nežinau. Tai vienu žodžiu, tikiuosi ir jums patiko šitas vlogas. Tikiuosi ir jūs ilsitės, gėritės nuostabiais vasaros orais. Jeigu kas gerų darbų. Išmintėlės nenufilmavom. Kažkaip atsidavėm poilsiui, maudynėm, plaukiojimam. Pametėm laiko nuovoką. Teks Vilniui nufilmuoti išmintėlę. Tai va, tai... Ai, tiesa, jau Liepa eina po truputį į pabaigą, tai primenu, kad galite rašyti klausimus, pasiūlymus, laidai, klausimai atsakymai, nes rugpjūčio kažkada tais bus... Jo, rugpjūčio pradžiai kažkur darysim klausimų atsakymų Tai laidą. kiekvieną kartą mėnesio pradžioje. Šiaip būdavo pabaigoje, bet dabar kažkaip kartais taip, tai va taip. Tai gerai, visiems sėkmės ir iki kitų kartų. Ate.